Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir sukūriau Revit kursą pradedantiesiems, orientuodamasis į konstrukcijų dalį. Sukūriau kursą pagal savo patirtį, tai 8 metus pradirbau konstruktorium Lietuvoje, dariau surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų, monolitinių, metalinių konstrukcijų skaičiavimus ir brėžinius. Paskui 2012 metais pradėjome naudoti Revit programą. Ir po poros metų pakeičiau specializaciją, tapau programinės įrangos inžinierium, tai yra įsidarbinau įmonėje AGCAD, kur mes kūrėme priedus Revitui. Tai dirbau pagrindę su surenkamo gelžbetonio ir šiek tiek metalinių, medinių, karkasinių namų priedais. Dariau prezentacijas, mokymus individualius visam klientams iš viso pasaulio, tai yra tiek iš Amerikos, tiek iš Europos, Australijos ir Dubajaus. Taip pat dariau mokymus lietuvių klientams, tiek Revito, tiek Robot Structural Analysis. Ir, vienu žodžiu, pradirbau 8 metus su Revit ir jų priedais. Ir dabar paskutinius 2 metus vėl grįžau į praktiką ir vėl darau surenkamo gelžbetonio konstrukcijų, modeliavimą ir dokumentaciją. Dirbu su klientu iš JAV ir tiesiog pagalvojau, kad reikia ne tik dirbti, bet kažką sukurti ir pasidalinti. Todėl sukūriau šitą kursą, sukūriau būtent į lietuvių kalbą, nes angliškų kursų realiai yra. Taip pat galvojau būtent apie konstruktorius, nes realiai architektai yra aktyvesni tiek informacijos dalinimosi prasme, tiek turinio kūrimo prasme. Ir tikiuosi, kad šiais dirbtinio intelekto laikais pravers šiek tiek techninės informacijos buvimas lietuvių kalba, nes tokios, manau, trūksta. Tai kursą patį rekomenduoju žiūrėti nuosekliai, nes tos temas ir smulkus dalykai visokie persipina tarpusavyje. Stengiausi suskirstyti į aiškias ribas ir temas. Tai sukūriau apie 10 valandų video. Ne visas įmanomas temas padengiau, nes nėra tiek importavimo, eksportavimo darbo komandoje metalo ir surenkamo gelžbetonio įrankių, netgi laiptų nepadariau, bet tikiuosi tai užves ant kelio, nes tai tik tai pradžia, tai yra lengvoji dalis, kada jūs praeinate įžanginius tokius mokymus, o paskui yra sunkioji ilgoji dalis, tai yra, kai jau kūrėtės ir šeimas, ir šablonus, ir susikūrite svarbiausią darbo būdus, metodus, kaip jūs pasieksite norimą rezultatą nuo sumodeliuoto elemento iki dokumentacijos atiduotos tiems, kam reikia tos informacijos. Tai čia reiktų nenuvertinti šitos dalies, nes jinai tikrai ir užima laiko, ir jėgų, ir resursų, ir nervų. Tačiau tą dalį, kurią galėjau, pabandžiau padengti šiais video. Jeigu kažkur labai stringate arba reikia tam tikros informacijos, galite rašyti, komentuoti ir turėdamas laiko galbūt papildysiu. Tai džiaugiuosi, kad pabaigiau šitą projektą, pradėjau rugsėjo pradžioje ir dabar prieš ateinant 2025 metams jisai baigtas, visus video sukėliau. Tai mokykitės, tobulėkite ir sėkmės, iki.